Šioje laidoje sudalyvavome kovos menų turnyre Power Fight, kuris vyko Kaune Žalgirio arenoje. Kalbinome kovotojus iš Lietuvos ir Baltarusijos. Įspūdžiais taip pat dalinosi varžybų vyriausiasis teisėjas. Laidos pabaigoje pristatysime kovos menų inventorių, naudojamą treniruotėms. Sveiki, su jumis Valentinas. Šiandien mes atvažiavom į Žalgirio areną, kur vyks Power Fight turnyras. Čia nusimato 12 įspūdingų kovų. Tai ką, einam pažiūrim, kaip čia atrodo viskas. Yo, I'm a true fighter, probably die in the ring in the land of the blind. A man with one eye is king. I bring a show that's so strong, smoke to the drones gone, flow like the waves that no one rode on. This shit is so wrong. Check it. Throw bombs while I aim missiles. Games official frames can rearrange and melt away your brain tissue. Issues, yeah, I got a lot. I gotta stop, smoke a lot of pot. So much people swear that I got a spot. And yeah, I gotta stop. Check it. Remigijau, šiandien tu buvai kaip žiūrovas. Pasakyk, kada gal mes vėl tave pamatysim ringe, gal galvoji dalyvauti, ne? Nu, taip, prisižadėti nenoriu dabar, man patinka būti laisvam, bet šiaip tai esu labai prijaučiantis šias kovas. Dabar tik tai nesportuoju vien dėl to, kad dalyvausiu tam šuolio projekte ir pažiūrėsim, tai tikrai grįšiu į treniruotės ir manau, kad dar treniruosiuos ir dalyvausiu varžybos. Supratau, tai tu dabar dalyvausi šuolė, ten TV3. Taip, mane pakvietė. Labai malonu, kad tu dalyvauji visur ir mes matom tave. Tikėkime, kad tikrai kada nors dar pamatysim tave ringę. Aš manau, kiekvienas žiūrovas norėtų dar kartą pamatyti tave ringę. Nu ką, Remiga, labai malonu buvo su tavim pabendrauti. Ačiū tau už šitą interviu, gal ir nedidelį, bet manau, žiūrovams bus malonu paklausyti, kaip tu gyveni, kaip tu laikais. Tai ką, iki kito karto. Ačiū labai. I'm not afraid of karma. My road is paved with honor. Hit your ribcage through your armor. Darts are sharp like laser barbers. Horror and terror made me smarter than ever. However, my endeavor trying to get farther and better, whatever. The League Crew. Check it. Yeah. Da 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 da. Check it. Yo. They ask me what I'm showing the kids. Roll from the soul with no dough. It's hard to go through this biz. No need for me to show what I did, but you should slow your roll before you catch a blow to the ribs. You know how it is, yo. Check it. A lot of niggas go through a bid or end up dead. Yeah, you know it's hard to grow where I live. Kaip buvo minėta anksčiau, šiame turnyre įvyko 12 kovų. Dalyvavo kovotojai iš kaimyninių Latvijos ir Baltarusijos. Renginys buvo vykęs. Susirinkusių žiūrovų buvo daugiau nei sėdimų vietų. Tačiau kai kurie vyriausiojo teisėjo sprendimai papiktino ne tik juos, bet ir pakeitė poros kovų baigtį. Will the Beast, many levels, extra levels. Mick Boogie, Terry Urban, 6 Cents, Underground Music, Harlem, Puerto Rico, I don't know that. O čia ištrauka iš tradicinio Muay Thai kovos šokio Vai Kru, kurio yra pagerbiami treneriai ir šventosios dvasios. Šokis atliekamas prieš kovą. Ką galėtumėt pasakyti apie šias varžybas, kaip jos įvyko, ta prasme buvo gal kažkokių pastabų ir taip toliau. Kaip iš vis praėjo visos varžybas? Pagal mane viskas gerai praėjo, geros kovos buvo. Momentai buvo tokie biskutį neaiškus dėl nakauto. Ne dėl traumas. Dėl traumas vienos buvo. O taip viskas buvo aišku. Teisėjai gerai teisėjavo, parašymas teisėjų buvo geras, sportininkų lygis buvo irgi neblogas. Mes matėm tikrai daug įspūdingų kovų, bet ir matėm šiek tiek galbūt iš teisėjų pusės neaiškumų, nes buvo dvejojimai kažkokie tokie, kad negalėjo apsispręsti teisėjai ar atiduoti tam pergalę, ar atiduoti, pavyzdžiui, paskutinę kovą. Kova buvo praktiškai lygi,
Žinot, kai namuose kovoja pasaulio čempionas, nu, tai taip niekas nedalina pergalių. Kova tikrai lygi buvo, Danila po lygos tikrai gerai pasirodė, aš tik galvojau, kad blogiau bus, nu jis tai tikrai puikiai, aš buvau nustebintas. Ir gražiai, tvarkingai lygiai atidavėm vienam ir kitam, abu sportininkai labai stiprus buvo. Nu jo, namuose tai aš manau, kad nėra ten taip, kad jau jeigu atidavė pergalę Danilai, kad čia yra baisu, vis tiek šviečiai. Tas svečias buvo geras, tikrai geras ir pagal taškus maždaug taip lygiosios. Taip, kad nebuvo tokios, kad būtų švari pergalė Baltarusų. O šiaip apie varžybas, ar darysi dar tokius turnyrus? Čia mes, kai dabar planuojam, tai iš eilės kas mėnesį, dabar kovo mėnesį bus Siemens arenoje, mes netrukdysim, o nuo balandžio vėl bus ir vasarį. Ir ko gero išeisim į areną, į didelį areną. Tai reiškia, nu, bus jau televizija, ko gero, ir mes išeisim biskutį aukščiau. Ačiū Jums už viską, už komentarą. Мы встретились с гостями из Белоруссии, очень впечатляющие были ваши бои, очень сильно понравились. Как вы, скажите, чувствуете, ну то есть какое ощущение вообще, как вам Литва, как вам город? Ну очень понравилось, хорошая атмосфера, много людей было. Ну да, людей было немало. А как, скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к тому, что судьи дали выигрыш вашему сопернику, а не вам? Ну ничего страшного, ну ничья вроде была нормально. Ну, там 2 кубка уже стояло, так мне кажется, уже все подращено было. Подрасчитано. То есть вас это не удивило очень сильно, да? Ну, нет, вроде. Понятно, понятно. Говорят, что победу, ну, мне, ну, как бы я выиграл, но там уже что. Ну, понятно, то есть бывает, ну, очень понравился ваш бой, очень красивый был, действительно очень было приятно смотреть. И вот еще один тоже человек с большой буквы, который дрался с Вайдусом Воланчусом. И как ты смотришь на этот бой, то есть что ты можешь, что-то хочешь сказать, что-то не доделал или что-то мог получше сделать? Ну, равный бой, но я мало был правым, у меня как бы коронный считается правым. Если может ударил, можно было даже выиграть, как мой тренер, уважаемый, говорит. Я думаю, в будущем буду тренироваться и все возможно. Ясно. Ну, я надеюсь, мы вас еще здесь увидим не один раз. То есть удачи вам, хорошей дороги. И будем надеяться, что увидим еще таких хороших бойцов здесь. Все. Eduardo Norkiliūną, gerą kovotoją buvusį, dabar aišku jisai nekovoja, dabar jisai tiesiog kaip žiūrovas. Eduardai, gal pasakyk, pasidalink savo nuomonę apie šį turnyrą,
kas pasisekė, kas nepasisekė tavo nuomonė? Be abejo, kad labai smagu, jog tokie turnyrai vyksta Lietuvoje. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra kur apsilankyti, nes Lietuvoje labai trūksta visų pirma tokių turnyrų, kovinių turnyrų, nes organizatorių ir tų sportininkų kaip ir yra, bet organizatorių, kurie suorganizuotų, galėtų sudalyvauti, tai labai trūksta. Tai visų pirma dėkui jiems už galimybę pamatyti. Apie turnyrą tai manau labai sėkmingai praėjęs turnyras, pilna salė žmonių, visi daugmaž patenkinti kovomis. Be abejo, didžiausia intriga kėlė tos tarptautinės kovos, tos pagrindinės profesionalios kovos. Visiems jau pažįstami kovotojai, už kurios visi serga, visi palaiko. Dabar didėja tikrai skaičius įvairių turnyrų, kaip tu pats sakei, kad jų vis daugėja ir tikrai yra kur apsilankyti. Vos ne kiekvieną mėnesį kažkoks rimtas turnyras. Tai aš irgi manau, kad čia tik tais didžiulis pliusas kovotojams ir žiūrovams. Ir aš manau, jeigu tokiais tempais ir bus toliau, tai mes tikrai matysim gerų kovotojų Lietuvoje. Apie tas pagrindinės kovas, kaip tu sakei, kuria labiausiai įsimintina kova, kuria pati gražiausia, kurią kovą tu galėtum išskirti iš visų? Tiesą pasakius, įnirtingiausia tokia, kuri netgi iš tikrųjų pagal visų žiūrovų vertinimą buvo Kauno Titano ir Latvio kova. Tai prasme, kad nors ir lietuvis pralošė, bet labai daug buvo tos intrigos tokios, kuri tai vieno kovotojo persvara, tai kito, iš tikrųjų tas labai patiko, ne vienas iki pat galo nepasidavė ir labai gaila, kad pralošė lietuvis, bet džiugu vis dėlto teisėjai sprendžia teisingai, neskriaudžia tų užsieniečių. Tai iš tikrųjų labiausiai patikusi kova yra Manto Stankaus iš Kauno klubo Titano, kuris iš tikrųjų labai įnirtingą kovą parodė, nors ir pralaimėjo, bet džiugu, kad jis vienas iš tų jaunosios kartos atstovų, kuris tikrai sugeba parodyti pakankamai gerą kovą. Kokie įspūdžiai iš vis pasiliko po viso turnyro? Be abejo, eisiu, jeigu tik turėsiu galimybę. Iš tikrųjų labai džiugu, kad tas turnyras turi, kaip jau pastebėjau, vadinkim savo tos top kovotojus, pagrindė sudaro tas Kauno Titanas. Tai Vaidas Valančius, Danila, Deividas, iš tikrųjų, kurie palieka labai gerą įspūdį, labai geras kovas, labai aukšto lygio technika ir labai džiugu, kad būtent tas, vadinkim, turnyras turi savo kovotojus, su kuriais tęsti ir labai džiugu juos nuolatos matyti, tai vėlgi jie surenka savo žiūrovų, fanų tą ratą ir ateina visi žmonės palaikyti. Tu esi irgi kovotojas ir pakankamai geras kovotojas, tikrai turi nemažai kovų, bet dabar, kaip žinom, tu išėjai iš šito sporto. Ar galvoji sugrįžti, ar negalvoji? Čia kaip Arvydai Saboniui tas klausimas, ar jūs grįšite, jeigu grįšit. Tiesą pasakius, negalvoju iš tikrųjų grįžti, iš tikrųjų tiesą pasakius, vėlgi pasinėręs į tuos darbus, kasdienius darbus ir sportas vis dėlto liko antroje vietoje ir šiuo metu sportuoju savo malonumą tiesiog. Supratau. Nu ką, dėkui tau labai. Dažnai sulaukiam iš žmonių klausimų, ką reikia atsinešti treniruotę. Dabar mes svečiuose pas Eloną, treneris iš Fight Academy sporto klubo. Elonai, gal jūs papasakosit žmonėm, būtent naujokam, kurie nori ryžtasi ateiti į treniruotę ir nežino, ką reikia pasiimti į treniruotę? Pirma, ką mums reikėtų turėti, tai reikia turėti pirštinės. Pirštinės, ta prasme, yra svarbiausias dalykas, ką reikia atsinešti treniruotę, taip? Taip, mes su jų pirštinėm smūgiuojam, dirbam, tai pagrindinis elementas, kuriuo dažniausiai trūksta, kai žmonės ateina naujokai, jie neturi su savim. Gerai, kad būna gerų trenerių ir juos duoda, bet ne visada jau yra, kurias galima būtų duoti ir žmogus galėtų su jam dirbti. Aha, o kokie yra pirštinių dydžiai ir gal yra kažkokie skirtingos pirštinės, nes žmonės visą laiką klausia, o kodėl tos pirštinės kainuoja 200 litų, o kodėl tos pirštinės kainuoja 300 litų, o kodėl tos pirštinės kainuoja tiek, kodėl tiek. Gal jūs galėtumėte išsameu paaiškinti, kokie yra dydžiai ir iš ko jie yra padaryti, kodėl yra viena kaina vienų pirštinių, kita kaina kitų pirštinių. Gerai, taip, pirštinių yra daug rūšių, yra odinės, yra
paprastos dermontinės, yra sintetinės. Ir kaip ir gerų batų, pirštinės kainos skiriasi tuom, kad odinės yra brangesnės, kvėpuoja oda, geriau laiko, yra patogesnės, geriau priglunda prie rankos. Dermontinas greičiau susidėvi, nėra gera kokybė, kvapas laikosi, o sintetinės tai iš vis yra pigiausias variantas. Ir jeigu mano patarimas, tai iškart pirkite geriau odinės, nes jas ir laikys ir bus patogumas, tikrai nenusivilsite. Dėl dydžių. Kiekvienų pirštinių yra prašyti dydžiai. 10 OZ, 12, 14, 8 būna labai mažas ten jau vaikams. Ko šitie dydžiai skiriasi? Dydis. Čia pagal svorių kategorijas, pagal žmogaus ūgį, masę. 10 uncijų geriausiai tinkamos nuo 60 iki 70 svorio, tada 12 uncijų yra toks didesnis pirštinės, jos skiriamos nuo 70 iki 80, 14 dar aukščiau jau didesnių svorių. Nu, ta prasme, kas 10 kg dasideda dydis. Ir eina nuo 60 iki 70 uncijų, čia maždaug tokie dydžiai priimtini, taip? Mano patarimas, kas perkasi pirštinės, geriausiai pirktis didesnės pirštinės savo. Nebūtina, jeigu aš sveriu 60, pirkti ir 10 uncijų, nes tuo pačiu mes žalosim oponentą. Reikia pirkti didesnės, nes mes, jeigu nevaržybose, tai mums nereikia tokių mažų. Nes kuo didesnės pirštinės, tuo rizika mažesnė traumom ir tuo yra komfortiškiau pačiam ir mūsų priešininkui. Štai taip atrodo pirštinės, kaip mes jau užsidėjom ir mes esam pilnavertiškai pasiruošę atlikinėti visus veiksmus, kuriais mums liepia treneris. Praeitoj laidoj mes matėm, kaip jūs užsirišinėjote raiščius ir jūs parodėt, kaip juos reikia tinkamai užsirišti. Kada reikia dėtis tos raiščius? Nepamirštame ir bintų, kurių labai yra didelė svarba. Pavyzdžiui, Tailande be jų treneris neleidžia sportuoti, nes jie yra mūsų apsaugos priemonė, kad mes nesusižalotumėm savo riešus, kumščius ir galėtumėm pilnavertiškai dirbti. Praeitoje laidoje mes rodėme, kaip reikia juos užsirišti, tai mano patarimas ateikite biškį anksčiau, ne kada treniruotė prasideda ir užsiriškite prieš ją. Tada sutaupysite savo laiką brangų ir kai treneris lieps, iškart galėsite užsidėti savo pirštinės. Gerai, apie pirštinės supratom, kad čia yra viena iš svarbiausių dalių, taip? Tai gerai. Ką galima dėti toliau? Ką reikia užsidėti toliau? Mano patarimas, kaip ir pirštinės, yra svarbu ir kojų apsaugas. Kojų apsaugų yra daug rūšių. Paprasčiausias yra, kaip mes vadinam, kojinės, apsauginės. Jos atrodo šitaip. Dedamės ant kojos, kaip paprasta kojinė. Kojos geros, jos patogios, nekrenta nuo kojos. Jos užsideda kaip pėdkelnės panašios. Dėl ko mes jas gerai pardavinėjom, nes jos nekrenta, jos neatsiriša, jos yra patogios, ypač perka panelės. Panelėm yra patogiau, pigiau. Ir yra didelis pliusas, galima kaip pėdkelnės nešio, taip? Galima, žiemos ūgai, aišku, tik tai čia yra skylių, žiemą bus šalta. Gerai. Tai čia yra toks iš pigesnių variantų, taip? Kas rimčiau siekia užsiminėti, mano patarimas pirktis iškart irgi, taipogi odinės kojų apsaugas. Jų apsauga daug didesnė, apsaugo tvirčiau koją, patį kaulą, kai mes smūgiuojam stipriau. Nes kai stipriai smūgiuotumėm su šitom, apsaugos tokios nebūtų, tikimybė traumų yra daug didesnė. Apsaugų rūšių irgi yra belenkiek daug, kaip ir pirštinių yra odinės, sintetinės, dermontinas. Mano patarimas viską pirkti geros kokybės, odinės, nes tai yra jūsų sportas, jūsų kaip malonumas, jūs atėjote ilsėtis, tai reikia ilsėtis komfortiškai. Kaip matom, čia yra ir užtrauktukas geresnis, jo vat. Taip, yra daug užtrauktukų, pavyzdžiui, šitas yra kuom geras. Mes kai dedamės, jis apspaudžia pilnai koją iš vienos pusės ir iš kitos. Užsiveržiam, kad jis nutrūks, yra maža tikimybė. Yra paprastų užtrauktukų, kuris apsiriša aplinkoje ir taip užsikemša. Čia yra vienas ir čia yra kitas. Kai mes smūgiuojam, būnam atlimpa ir gali koja apsauga tiesiog nukristi. Nu jo, aš pats esu sportavęs ir toks variantas man irgi pats geriausias, nes būtent toks užtrauktukas gerai išlaiko ant kojos apsaugą. Pirštinių ir kojų apsaugų yra pilnai užtenkama, kad pradėti pirmą treniruotę ir sportuoti pradinės treniruotės, kurias treneris parodo. Vėliau, kai mes tobulėjam, atsiranda sparingai, didesnis kontaktas, tai reikia didesnės ir apsaugos dėl jūsų sveikatos. Tai dabar jau galiu pradėti. Sveiki visi.
Sveiki, su jumis Valentinas. Sveiki, aš esu Valentinas. Sveiki, čia vėl Valentinas. Sveiki, su jumis Valentinas. Šiandien mes atvažiavom Žalgirio areną. Atvažiavom čia, tai ką, einam pažiūrim. Prašau, paaiškinkit jūsų sprendimą. Nu, gal ne jūsų sprendimo, o vyriausiojo teisėjo sprendimo. Kodėl buvo įvykdytas toks sprendimas? Savo ir šiaip kovų gerbėjams linkiu palaikyti, palaikymą. Ačiū Jums labai už... Ne, davai. Čia darys normaliai. Jeigu žinai kažką, mes susiparinsim ar ką iškirpsim, čia ne problema. Girdėjom, kad jūs buvot teisėjas šių varžybų. Tai aš manau, kad čia buvo tikrai neteisingas sprendimas ir netgi visi žmonės lygiai tą patį, kaip girdėjot iš salės, prabalsavo. Kaip mes galėjom pastebėti, netgi visa salė labai taip sureagavo, ne kažką. Bet paskui, kai nuėjau pas jūs, kažkodėl jūs persigalvojote. Sveiki, su jumis Valentinas, čempionų čempionas. Daugkartinis pasaulio čempionas su mumis stovi, daugkartinis Europos čempionas. Ar galvoji sugrįžti, ar negalvoji? Čia kaip Arvydai Saboniui tas klausimas, ar jūs grįšite, jeigu grįšit. Šiandien mes atvažiavom į Žalgirio areną.